Kad vaikai patys galėtų pasirinkti būrelius ir jų veikla būtų finansuojama mokinių krepšelio principu. Kaip reiktų sudaryti gerą kokybišką būrelį, ne? Kaip iš jūsų pusės turėtumėt paskatinti mokytojus? Panevėžio priemiestyje esančios gimnazijos moksleiviai diskutuoja, kokių neformaliojo ugdymo užsiėmimų jiems trūksta, kaip pedagogai turėtų juos sudominti. Buvo anksčiau būrelis kartingistų, bet girdėjau dabar vien dėl to, kad nėra ir patalpų. Pašalino jį ir perkėlė į kitą vietą, kur yra tai. Mokiniai, kurie yra toliau nuo mokyklų, taip turi važinėti ir tiesiog jam, tėveliam neužtenka pinigų finansuoti. Gimnazijos pedagogai sako, kad daugiausiai moksleivių lanko sporto, dailės, drožybos būrelius, tačiau vakare jų lankyti neturi galimybės. Didžiulis minusas gal, kad esame rajone ir daugiau nei pusė mokinių yra išvežami, todėl nėra galimybės lankyti tos vakarinius būrelius. Panevėžio rajono savivaldybės specialistai sako manantys, kad rajone papildomai ugdoma daugiau nei pusė moksleivių, tačiau iki šiol neskaičiuota, kur ir ką jie lanko. O tai, ką mes turime, muzikos mokyklą, mokinių kūrybos ir sporto centrą, tai tie vaikai, tai jie ir yra sąrašiniai, juos mes gerai matome. Tai, kas vyksta kitose organizacijose ar įstaigose, sakykime, kultūros centruose, tai taip skaičiukai kažkokie, bet tai nėra registruose tie mokiniai, o jo labiau yra nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, klubai, kurie net neprivalo savivaldybei teikti ataskaitos. Lietuvoje tik apie 20% moksleivių lanko neformaliojo ugdymo užsiėmimus. Prabilti apie tai Panevėžio, Anykščių, Klaipėdos rajonų bei Panevėžio miesto savivaldybės privertė dalyvavimas projekte, per kurį ir bus sukurtos neformaliojo moksleivių ugdymo programos, parengta jų įgyvendinimo metodika bei informacinė sistema. Jeigu mokinys ateina į būrelį kažkokį tai ir jisai registruojasi informacinėje sistemoje, visi sistemos dalyviai mato, kad šitas vaikas jau yra užsiregistravęs į tam tikrą būrelį, į tam tikrą veiklą ir jį yra finansuojama. Jeigu vaikas sumanytų eiti dar vieną būrelį, tai tokiu atveju jam yra tik finansuojamas vienas būrelis, vienas krepšelis, tai jeigu jis nori eiti į kitą, be abejo turėtų pagalvoti arba atsirinkti prioritetą. Projektas 4 savivaldybėse tęsis 2 metus. Po to parengta metodika bus pritaikyta visose šalies mokyklose. Netrukus sportas, Gintarė Grikštaitė ir orai.